Važiuojam, nespėjau video įrašyti šią savaitę visą, nes kiek čia nuo praeito penktadienio, tai virš savaitės yra žmogus, kuris nori tapti barmenu pas mus bare. Ir dirbu praškai visas dienas, tai turėjau ketvirtadienį laisvą. Aš jau dirbu beveik kasdieną, tai nėra labai daug laiko. Aš dirbu ne tik bare, dirbu ir kitus darbus. Tai todėl aš tiesiog aukoju, renkuosi tai, ką svarbiau padaryti. Ne tai, kad aukoju, bet renkuosi tai, ką svarbiau yra padaryti. Nu ir kadangi naujas žmogus yra, aš negaliu ten, pavyzdžiui, bare atėjęs susitvarkyti greit ir šnekėti, nes jisai vaikšto, klausinėja, jisai žiūri, jam tvarkymas ilgiau užtrunka. Bet tai normalu visą tai yra. Ir turbūt reiktų pradėti nuo to, kad reguliariai vis žmonės parašo, kad su jumis negerai, kad jūs vis ieškote darbuotojų. Tai turbūt reiktų pasakyti pirmiausia, kad šitie žmonės niekada nėra dirbę šitoj srity, kur aš dirbu. Tai nežinau, aš negaliu šnekėti, kas yra negerai su kitom įmonėm, kurios ieško darbuotojų, bet kurios yra mūsų srityje, maitinimo srityje, aš puikiai žinau, nes kiek čia dabar jau daugiau nei 8 metai dirbu šitoj srityje ir ne vieną vietą turėjau. Tai aš nusimanau šiek tiek apie barus ir apie darbuotojus ir kaip būna ir kas yra, ir matau barus, kur darbuotojai dirba labai daug metų, ir matau barus, kur darbuotojai iš gatvės paimti net nemokyti. Tai nežinau, ar su mumis negerai ar kaip, bet jeigu mes paliktumėm daryti bare, ką nori darbuotojai, ne visi žinoma, čia tik tai nepreik pradėti, bet tam tikri, ir paliktumėm ir leistumėm daryti tai, ką jie nori, jie dirbtų gerokai ilgiau negu dabar dirba, bet klientų būtų daug mažiau ir nebūtų toks baras, koks yra. Kodėl to, kad žmogus gali dirbti, kai jo nieks nespaudžia, nieks nereguliuoja, nieks nieko nenori, bet kai pradeda spausti, reguliuoti ir žiūrėti, tai žmonės pradeda galvoti apie kitus dalykus. Bet kitas dalykas, kad šiaip šitoj srityje neilgai užsilaiko, labai daug studentų dirba, besimokančių arba ką tik pabaigusių arba nebaigusių ir padirba metus, 2 ir išeina. Tai mes turėjom nuo ten, kas virš 5 metų dirbo, iki tų, kas dirbo ten porą dienų, vieną atleidau tą pačią dieną net buvo. O ten problema, aš galvoju, kad buvo, beveik esu tikras, kad ten narkotikai, nes žmogus ant akių matėsi, kai pradeda purtis, kratytis, kai negali kažko daryti. Akivaizdu, kad problemos, mano manimu, kad yra ten su narkotikais didelės, tai aš ilgai netempiau, aš tą pačią dieną atleidau, nes anksčiau ir vėliau tai grėstų didelė problema. Bet tai va, pasitaiko ir tokių atvejų, bet įsivaizduok, kai žmogus dirba, tu su juo šneki, pavyzdžiui, tu sakai žmogui, kad reikia padarytus darbus pažymėti. Mes turim tokius sąrašus, kiekvienas, jau ne kartą minėjau, kad atsidarimo, užsidarimo ir ten kitus, kad žmogui būtų lengviau, kad nepamirštų kažko padaryti. Ir jeigu žmogus yra parašyta, kad reikia užsukti dujų vamzdį, kranelį, ir jisai pastovi nuolatos pažymi, kad padarė, o realiai palieka kartas nuo karto. Arba palieka net degančią ugnį, ne tik tai, kad kranelis neužsuktas. Tai kaip su to žmogum šnekėti? Tu su juo pašneki 1, 2, 3, 5, 10 kartą, bėda. Tai nėra normalu. Jam visos sąlygos yra sudarytos ir aš dažnai sakau frazę, žmogus visų stipriausias, nes tu gali kiek nori daryti jam pagalbinių priemonių, gali kiek nori su juo kalbėti, bet jeigu jis nenori, arba tiksliau, jeigu jisai nori daryti, kaip jisai nori daryti, tu jam gali nieko nepadaryti, tu jam nieko nepadarysi. Tai taip ir būna, tai tas žmogus, šnekėjom, vieną kartą jau griežtai pašnekėjom, kad taip nėra daroma ir taip negali būti. Ir tai gavom po 2 dienų raštą, prašymą atleisti iš darbo ir parašė, kad daugiau nebepasirodys darbe. Tai, pagal įstatymus turėti dirbti 2 savaitės, bet tu nieko negali padaryti, jeigu netidirba. Arba jeigu tu su žmogum, jie pamokai, kaip reikia šaldytuvus dėlioti alaus buteliukus, mes turim sistemą, turim tvarką, tu jam papasakoji, parodai viską, kartu padarote, duodi jam vienam padaryti, žodžiu, tam skiri daug laiko, viską išaiškini po 3 kartus, kitą dieną sakai žmogui ir atsimeni, jisai sako, taip atsimenu, daro ne taip, kaip darė, paaiškini dar kartelį, parodai, jisai sako, teisingai, prisimenu dabar viską. Ir po 10 minučių jis vėl padaro kitaip. Jis vėl padaro belekaip, ateina, sako, tai aš negaliu, nes nėra alaus. Aš sakau, ar tu darei taip, kaip starėmės? Taip dariau. Ar skanavai ten tą ir tą? Taip skanavau. Tikrai. Ar tikrai 3 kartą? Tikrai. Atsidarau, parodau. Ai, tai ne, šito nedariau.
Ir tokių dalykų dažnai būna. Arba sakau, ar surinkai šiukšlės prie baro įėjimo? Taip surinkau. Sakau, ar tikrai? Taip, tikrai. Einam pažiūrėsim, pilna šiukšlių. Nu, kaip su tokiu žmogum gali šnekėti ir kaip su juo gali bendrauti, jeigu žmogus tau piktybiškai meluoja. Tai čia atvejai skirtingų žmonių, čia ne vieno. Bet tokių atvejų pasitaiko ir arba žmogus nesivalo. Nu, ką nori daryti, jis nevalo. Nu, ten belikai prabraukia kažkur, bet nevalo. Nu, ką tu jam gali padaryti? Nu tik tai šnekėti, spausti ir arba atleisti žmogų. Nu, kito kelio nėra. Tai mes susidurėm su daug tokių iššūkių labai ir tas sunkus darbas yra su žmonėm dirbti. Nu, bet dirbam kažkaip, žiūrėkit, kiek metų jau. Nereiškia, kad dar ilgai dirbsim, gal ir nedirbsim. Tai va, tai čia ne su mumis negerai, yra tiesiog mūsų specifika yra sektoriaus pirmas dalykas, nes pinigų dabar barmenai gauna kažkur tai, nu, didžioji dalis turbūt gauna apie 900 tūkstantį eurų, apie 1000 turbūt dabar jau eina kaina, nu, tai tarkim, nuo 900 iki 1100 eurų, va tiek gaunamas yra atlyginimas. Tai čia visur, tai čia dažniausiai, didžioji dalis, aišku, mažiau moka, tai reiškia 900, bet yra kas ir po 1100. Tai tu negali mokėti daugiau, net norėdamas, nes nėra tiek žmonių, kad tu galėtum mokėti daugiau. Ir nėra tokių antkainių, kad tu galėtum mokėti daugiau. Ir jeigu tu mokėsi daugiau, tu labai greit užsidarysi. Ir tada kas bus, tu jį atleisi iš darbo ir pats užsidarysi viską. Ir kokia prasmė tada iš to. Todėl tenka derintis pagal tą atlyginimą su kitais konkuruoti. Jeigu aš galėčiau mokėti 1500, aš tikrai turėčiau darbuotojus labiau motyvuotus, labiau kvalifikuotus greičiausiai. Bet nebūtinai yra ir už didelius pinigus ateina visiškų, kaip sakyti, netinkamų žmonių šitam darbui. Tai va, tai čia ne su mumis negerai yra. Mes tiesiog reiklus, mes norim, kad pas mus virtuvė blizgėtų, mes norim, kad pas mus baras būtų švarus, kad tualetai kvepėtų švarus būtų visą laiką, kad maistas būtų gaminamas taip, kaip sutarta, lygiai pagal korteles, o ne iš akies daroma. Ir ne kartą yra pagauti, ne kartą padaryti, mes patikėkit manim, mes įsivaizduotume, kiek mes daug dirbame su virtuve ir tų žmonių turėję, ir vieni ilgiau išsilaiko, kiti trumpiau išsilaiko, kiti piktybiškai nedaro. Ir kiek mes maistą testuojamės, daromės vis reguliariai, pastoviai patys, nes kitaip nustekena maistą iki negalėjimo. Arba, pavyzdžiui, barmenai, tu paaiškini jam, kad maistas yra priimamas iki 10 valandos užsakymai, jis nueina pas virėją ir klausia, iki kelių aš galiu priimti maistą, kad tu padarytum. Nu, kas per klausimas? Visi žino, kad iki 10 turi užsakymą. Ir tada už akių tau susitarė barmenai su virėja. Ir nedaromais, nepriima užsakymą. Arba priima užsakymų tokius, kur ten padaryti, ten 3 sekundės ir viskas. Pavyzdžiui, ten, nežinau, spurgas, jos yra padarytos, tai įmeta, jos yra paruoštos, mes ruošiam po mažais kiekiais, bet jos yra paruoštos. Reiškia, jas realiai užtenka tik tai mesti fritiūrinę ir paduoti žmogų. Arba kepta duona panašiai. Viskas. Bet kitų patiekalų neima, sako, dabar jau nebeturim, arba jau nepriimam užsakymų. Ir kaip mums tai sužinoti? Mes negalim sužinoti, nes barmenai slepia, virėjas slepia. Mes matom statistiką reikia laiko ir kai tu per ilgą laiką išsitrauki, tu matai, kad taip yra. Ir jie visi meluoja akis, kadangi nenori viens kitų išduoti, jie meluoja. Tai kaip dirbti tai, kaip jūs įsivaizduoti, lengva čia ar nelengva? Nelabai. Tai va, šitas sritis yra žiauriai romantiška, žiauriai visi norėtų turėti barą, kavinę, restoraną, bet man sakė, neik čionais. Ir aš tą patį galiu pasakyti, neikit į tą sritį. Aš džiaugiuosi, iš principo man šitas visas sritis, man darbas, man žiauriai patinka. Aš labai norėčiau čia dirbti ir ilgai, bet man nepatinka tai, kad klientai yra per mažai, kad žmonių apskaitai eina į barus kavinės per mažai ir kad mes neturim pilno baro žmonių. Tai mane nervina, tai man nepatinka ir tai yra mano problema, aš suprantu. Vieni sakys, kad per brangus maistas, per brangus alus, kiti sakys per pigus, yra vietų, kur gerokai brangiau, ten 20-30% drąsiai brangiau, 30% brangiau ir pilna sėdi žmonių ir eina perka. Tai reiškia, vis tie žmonės galėtų sėdėti pas mus, nes jeigu tik dėl kainos būtų. Kokybė net nekalbu, kad pas mus kokybė yra žiauriai gera, visko yra, ir maisto, ir alaus atsivežam, kosmosas. Ir vis tiek trūksta žmonių, tai ką daryti? Tie, kur patarėjai ateina, mėgsta paaiškinti, kaip daryti, tai padarykit, parodykit, kad jūs galite geriau padaryti. Tai taip nėra, kaip atrodo, žodžiu, žmonėms iš šono atrodo dažnai kitaip negu iš vidaus. Kažką jungiu, kažkurioje vietoje nulūžo filmavimas ir persikrovė ir kažkas.
Tai va, tai viena vyrėja, pavyzdžiui, įsivaizduokit, išsisuko koją kažkur namie. Jinai sako, aš negaliu ateiti į darbą daugiau. Ir 2 savaitės pasiėmė biuletenį ir gydėsi. Viskas, nutinka žmonėms, normalu. Tada išeina į darbą, padirba dieną ar 2 ten, kur mažiausiai žmonių būna ir padirba penktadienį. Po penktadienį man 6 anksti ryte rašo, kad aš daugiau į darbą neteisiu dabar, nes aš negaliu paeiti, bet man reikia ramentų, aš nebepaeinu. Aš sakau, tai daik pas gydytojus. Tai ką man gydytojai pasakys? Jie man nieko nepasakys. Aš pabūsiu porą dienų ir bus gerai. Nežinau, tai jinai į darbą buvo atėjusi, galvoju, kuria čia diena, trečiadienį gal, pasibandė, ten darbo nedaug buvo, eina, skundžiasi, šlubuoja, tai aš tai 3 kartuoju, eik pas gydytojus, normaliai išsitirsi ir bus. Tai ką man jie pasakys? Bet į darbą neina. Tai kaip darys tokiu žmogum, pasakykit man. Jinai neina gydytis, aš nežinau, kas jie yra, jei matau, kad skauda tą koją. Ir kaip mums planuotis laiką. Raimonda dabar dirba, jeigu jinai neteina į darbą, Raimonda yra 1,5 etato virėjas, Raimonda varo virtuvį 1,5 etato, jeigu jos nėra. Tai kaip tokioje situacijoje daryti, kaip jūs pasiūlysit, pasakykit. Arba žmogus pasiema biuletenį ir eina į darbą, arba neina į darbą. Aš nesuprantu. Bet kiekvieną dieną mes nežinom, kas bus rytoj. Panašiai su barmenais. Paėmėm naujo barmeną, aš nežinau, aš neturiu atsakymo dar kol kas, bet šiandien turim apsispręsti, ką su juo darysim, nes, kol kas labai liūdna. Tai ir čia liūdna yra ne dėl to, kad žmogus kažko nemoka, tai gali išmokti, bet čia kiti dalykai. Nenoriu smulkmenas veltis, kadangi dabar jau bus konkretus žmogus, nenoriu į tokius dalykus veltis, pasakot, ką jis negerai daro ir kaip daro, nes tada atsiranda asmeniškumo ir konkretus žmogus. Aš kaip pasakoju tam tikras istorijas, aš neminiu nei vardų, nei nieko, tam, kad nebūtų jokių interesų, kad ten nepykčių nebūtų. Aišku, tie žmonės, jeigu paklausytų, jie supyks, nes apie juos šneku, bet niekas įskyrus juos daugiau nežino, kad apie juos šneku. Tai čia toks, nenoriu rodyti pirštais ir konkrečiai apie kažką šnekėti. Tai va, tai tas žmogus, kuris dabar dirba, aš nežinau, ką daryti, kaip su juo dar, kaip ir supranti, kad žmogus naujas, kaip ir supranti, kad vilties mažai labai yra ir žiauriai mažai vilties yra. Papasakočiau detalės, jūs suprastumėte, kad aš neprisigalvoju. Bet, tokia situacija, ką daryti. Mes turėjom po savaitės važiuoti 5 dienom su Raimonda į Berlyną skristi, turim bilietus. Grinai pailsėtas kelias dienas, biškai atsigauti ir tai buvo pirkta prieš Kalėdas dar. Tai per tą laiką išėjo virėja, kita virėja išsisuko koją ir priimtas naujas barmenas gali būti, kad netinka. Tai mes bare turime 2 etatus barmeno, taip žiūrim pilnai, ir 1,5 virėjos. Tai 3,5 etato. Jeigu ta virėja, kur su ta koja atmetus, turim 0,5 etato dirbantį žmogų. Tai 3 etatai lieka. Kas dirba, spėkit. Tai va, ta tokia situacija. Taip ir gyvenam. O perinant į kitą pusę jau, kitą istoriją, labai norėjau šitą papasakot, kad tikiuosi, kad daugiau tokio įneš aiškumo žmonėm, kurie klausia, kodėl mes dažnai keičiam darbuotojus. Nežinau dažnai, prieš tai Beatričė dirbo, jinai pradirbo virš metų. Tai ar dažnai, nežinau, čia tas metai laiko bare, tai yra metai, jeigu užbūna, tai jau gerai yra. Beatričė išėjo ne dėl to, kad buvo blogai, dėl to, kad norėjo dirbti su kokteiliais ir daryti kokteilius. Tai pilnai suprantamas dalykas, žmogus tiesiog nori išsibandyti kitoj srity save, jinai išėjo, neturim jokių nei nuoskaudų, nieko, puikiausiai sutarėm, puikiausiai, tikrai džiaugiuosi, kad jinai buvo. Tai bet kiekvienas žmogus turi savo dalykų, o perinant kitą, tai įsivaizduokit, mūsų Trakų gatvėje parašėm savivaldybę, kadangi parašė dėl terasų, mes parašėm, tai pas mus remontas vyksta, kaip žinot, kada jis bus baigtas. Nes remontas turėjo baigtas gruodžio mėnesio 23 dieną. Šiandien yra sausio galas. Nieko nevyksta, nuo gruodžio galo nieko nevyksta, kadangi pasnigo pašalo, jie pastatė ten kažkokią metų gale palapinę didžiulę, ilgą ir niekada nieko ten nedarė jie. Jinai stovi. Ir taip savivaldybė rašė, kad Liepos mėnesį turėtų baigti remontą šitos dalies. Tai įsivaizduokit, tai yra uždilsimas, yra, nejuokinga yra virš 7 mėnesių. Tai 4 mėnesių remontas, net ne 4, palaukit, rugsėjais, spalis, lapkritis, gruodis, tai jo 3,5 mėnesio remontas užsitęs 7 mėnesiams su virš. Tai 3 kartus išaugo terminas. 3 kartus.
Nežinau, aš neturiu ten, nežinau dėl to, ar baras mūsų išgyvens ar neišgyvens, nes situacija nėra gera. Jau tą nekartą sakiau. Vakar sužinojau, kažkaip žiūriu, netidarytas Statuto Tuto. Tai čia baras šalia mūsų per sieną. Tai viskas, neišlaikė remonto. Ten iki tol buvo tų žmonių daug. Jie net laikė remontą ir užsidarė. Trakų gatvėje buvo baras Cheers, irgi užsidarė. Ir užsidarė, aišku, ten nežinau tiksliai priežasčių konkrečių, bet ten gal jiems labai gerai ir nebuvo, bet viena iš priežasčių buvo tai, kad sako, mes nelauksim remonto, nes geriau nebus. Čia pavasarį pradeda remontą ten prie jų ir jie sako, nu tai viskas, tai kokia prasmė mums atidaryti po naujų metų, tai nuo naujų metų jie tiesiog neatsidarė. Tai va, taip gyvenam Trakų gatvėje, tai aišku, atsidarys kažkas naujas. Pavyzdžiui, dabar ten restoranas atsidarys, Kubiliaus naujas, tai bet nu va tas remontas, įsivaizduokit, 3 kartus prailgėjo ir manau, kad ten dar bus iki metų datems turbūt tą dalyką, nu tai kaip gyventi, dirbti, kai tu iš savivaldybės negauni jokių kompensacijų, jokių paramų, nieko, nu negauni, o tau gatvė uždaryta ir remontas tęsiasi ne pagal planą, o belia kaip ilgiau. Nežinau, tai va, tai tokios liūdnos dalykai ir labai liūdna, kad užsidarė tą barą šalia. Jie buvo vyno baras su maistu, bet ten tų žmonių, jis nėra didelis, bet ten tų žmonių visada būdavo. Ir šiltuoju laikotarpiu ten klega, laukas gyvas, terasa visada pilna. Ir paukšti ir nėra. Dar vieno baro. Ir dar kaiminystėj. Tai jeigu turit mėgstamą barą, eikit į jį. Nueikit kartą per savaitę bent jau. Jau rečiausiai kartą per 2 savaitės, bet geriau, kad kas savaitę nueikite. Kad ir neilgam užeikit, kad ir 1-2 gėrimams ar maistui pavalgymui, bet užeikit. Ta barą, kuris jums atrodo, kad fainas ir norėtumėt, kad gyventų, jūs palaikysite. Tikrai nėra tie pinigai dideli, kiek jūs išleisite ir kur išleidžiate nesąmonę visokiom dažniausiai. Bet paremsite smulkų verslą. Jo pinigai grįš ir pas jūs.